kol kas yra tik statuto pataisos. Statuto pataisose darbo politikos sritį iš socialinių reikalų į darbo komiteto norima perduoti į ekonomikos komitetą, kuris šefuoja ar koordinuoja ekonomikos ar ūkio sritį. Ir yra siūlymai dar nepateikti, tai greičiausia bus per vyriausybės įstatymo pakeitimus, kur šitą funkciją iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norima perduoti į ūkio ministeriją. Laisvos rinkos ekspertai vėl siūlys liberalizuoti darbo kodekso kai kurias nuostatas, turint omeny, kad vienas iš jos vadovų, galimas pretendentas net į teisingumo ministro postą, tai aš visiškai matau tiesią liniją, kad tos pataisos nuo statuto ateis link to, kad ką siūlė visada, ką siūlo ir siūlys laisvos rinkos specialistai, tai aiškiai jie sako, kad reikia pereiti nuo kolektyvinių derybų prie individualių, sudarinėti atskiras darbo laiko trukmes, atskirai sutartys su kiekvienu darbuotoju. Dėl viršvalandžių, dėl atostogų, dėl atleidimo, dėl apmokėjimo už viršvalandžius, už šventinės dienas ir taip toliau ir taip toliau. Aš jau sakiau, kiek skundų yra dabar, kur yra reguliavimas ir tam tikra kontrolė ir kas gali atsitikti, jeigu tai bus padaryta paprasčiausia individualiai. Netgi einama dar toliau, Laisvos rinkos institutas siūlo, kaip jie sako, kovojant su blogiu, nors nekaltumo prezumpcija, aš manau, turėtų būti taikoma ir čia, jeigu vienas ar kitas nesąžiningas Lietuvos pilietis apgaudinėja tiek sodrą, tiek valstybę, tai yra atseit serga, bet gauna išmokas, o tai yra simuliuoja, tai dėl to turėtų nukentėti visi, nes yra siūlymas paprasčiausia pirmą savaitę sirgimo, paprasčiausia nemokėti. Toks yra atėjęs siūlymas arba bus pateiktas vyriausybės iš Laisvos rinkos instituto. Taigi darytina išvada, kad visi tie pasiūlymai eina link to, kad jeigu reikės taupyti, tai taupysim tų, sakykime, skurdžiausiai arba mažiausias pajamas gaunančių žmonių sąskaitą. Aš manau, paprasčiausia, mes sujauksime tam tikrą nusistovėjusį socialinį dialogą, kuris yra šiandien Lietuvoje. Jis yra galbūt ne visiškai pakankamas, bet yra ir darbdavių organizacijos, yra profsąjungos, yra vyriausybės. Ir jos, geriau, blogiau, bet jos bendrauja ir priima sprendimus, kurie, stumia mūsų visuomenę į priekį, ne atgal. Kaip žmogui, tai darbuotojui kažkaip kaip tai atsilieps, ar čia tiesiog tik tai tokie administraciniai reikalai? Tai matot, už visų administracinių reikalų yra po to įstatymų pataisos, apie kurias aš tik pavardinau, ką siūlo Laisvos rinkos institutas vyriausybei keisti darbo santykiuose. Vat jeigu dabar yra aiškiai reglamentuota ir mes pataisėm kodeksą, kad už darbą šventiniam poilsio dienom reikia mokėti 2 kartus daugiau. Ir mokėti ne nuo pagrindinio darbo užmokesčio, o nuo vidutinio. Tai kai jie sako, kad tą galės susitarti 2 darbuotojai, tai yra jūsų bosas ir jūs. Ir jums mokės ne dvigubai, o sakys, gal nueik ir dirbk už tą pačią kainą ar už pusę. Laisvos rinkos institutai sako, kad galima susitarti ir daugiau. Nežinau, ar jūs kada nors buvot susitarę, kad jums mokėtų daugiau negu numatyta įstatymuose. Aš tokiu atveju nežinau. Noriu pabrėžti, kad darbo teisė būtent charakterizuojasi kaip teisės šaka, kuri gina ir saugo darbuotojus, jų teises ir interesus. Ir tos darbo teisės paskirtis, noriu priminti, tai yra ne tik užtikrinti darbuotojų saugą darbe, teisė į teisingą atlyginimą, ko vėlgi mes Lietuvoje ne visat galim pasigirti, užtikrinti normalų darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo lygį, bet taip pat labai svarbu ir kuo Lietuva vėlgi nepasižymi, tai užtikrinti žmogaus teisės darbo procese. Jeigu mes pasidomėtume valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, tai per šios metus pareiškimų į darbo inspekciją dėl pažeidimų darbo teisės santykiuose pareiškimų skaičius išaugęs 40%. Vadinasi, nėra tai viskas gerai ir siūlymas perduoti būtent į ūkio ministeriją, kuri užsiema verslu,
Na, aš matau čia dar didesnį pavojų. Jeigu mes žiūrim Europos mastu verslo santykius reguliuojančios ministerijos, tai absoliučiai nėra būdinga ir jūs niekur nerasit, kad tos ministerijos žiūrėtų teisę pasirinkti darbą, teisę į tinkamas darbo sąlygas, moterų teisų užtikrinimas darbo rinkoje, vaikų, migrantų ir visus kiti dalykai, tai yra tik tai socialinės sferos dalykai. Todėl aš manau, kad užimtumo klausimus spręsti yra efektyviau būtent per jau nusistovėjusią mechanizmą, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Norėčiau pasakyti, jeigu konservatoriai kelia kaip vieną iš svarbiausių savo prioritetų šeimą, tai aš nieko prieš, kad tą ministeriją dar papildytų ir šeimos pavadinimas, galėtų būti šeimos socialinės apsaugos ir darbo. Ta patį siūlau savo pasiūlymais į pataisas vadinti ir mūsų komitetą, kuriam dirbu jau 12 metų. Tai nėra problemos, jeigu mes norim sudėti akcentus, bet būtent pasisakau prieš darbo funkcijų atidavimą kitai ministerijai, nes keletą priežasčių pasakysiu, būtent ką minėjau pačioje pradžioje. Tai yra, kai didėja nedarbas, tai užimtumo problemas turi būti sprendžiamas ne atskirai, tai yra atskirai ekonominės, atskirai socialinės, turi būti kartu sprendžiamas. Žymiai lengviau šitą politiką kartu ir koordinuoti, ir formuoti, ir čia būtų, apie ką jie šneka, apie lėšų taupymą.